pradėsim tepdami makiažo bazę. Makiažo bazė vadinasi Luxury Makeup Base, jinai yra drėkinanti veido odą, sulyginanti veido odos poras ir paruošianti veido odą kitam odos etapui, tai yra kreminiai pudrai. Oda sudrėkinama, sulyginama veido odos spalva, poros ir toliau mes, sekantis etapas turėtų būti maskavimas įvairių veido odos trūkumų, kaip kapiliarai, raudonės, kažkokie tai spogeliai, dėmelės ir taip toliau. Kadangi pas mūsų klientai yra paviršiniai kapiliarai išryškėja, dėl to mes turėtume naudoti žalios spalvos maskuotoją prieš tepant makiažo pagrindą. Žalios spalvos maskuotojas gali būti įvairių tipų, tiek konsistencijos, tiek talpos, gali būti kreminės konsistencijos, gali būti pieštuko konsistencijos. Teptukas turėtų būti sintetinio plauko, tai reiškia, kad ne natūralūs šereliai, o sintetiniai. Jis yra toksai slidus, plokščias, būtent sintetinis plaukas. Ir šiandieną mes būtent naudosim pieštuką, kadangi mums reikia padengti šiek tiek didesnį plotą, todėl mes naudojam teptuką ir tiesiog švelniai, nestorų sluoksnių, kur reikia padengti būtent paviršinius kapiliarus, mes lengvų sluoksnių padengiam žalsvos spalvos maskuotoją. Namuose, jeigu atliekant makiažą, patogiau būtų naudoti kreminės konsistencijos žalios spalvos maskuotoją ir tiesiog paprastai dengti pirštu.